Seimo laikinoji tyrimo komisija turinti patarti Seimui ar naikinti teisėjos Neringos Venckienės teisinę neliečiamybę baigė apklausas, tačiau darbo laiku greičiausiai nebaigs. Parlamentarai sako negalintys apsispręsti ar siūlyti naikinti Venckienės neliečiamybę, kol nepamatė mergaitės perdavimo motinai operacijos filmuotos medžiagos. Liudyti Seimo komisijai Neringa Venckienė priversta jau trečią kartą. Palaikoma būrio šalininkų Kauno apygardos teismo teisėja, parlamentarus toliau tikino, esą su ją norima susidoroti. Venckienė atmeta visus prokurorų kaltinimus ir neigia trukdžiusi antstoliai vykdyti teismo sprendimą perduoti globotą mergaitę motinai Laimutei Stankūnaitei. O teismo sprendimą vykdančių pareigūnų į namus neįsileido, nes esą to nenorėjo pati mergaitė. Venckienė tikina, kad jos globotinė per paėmimo operaciją pati atsistojo prieš langą. Todėl atmeta kaltinimus, esą ji taip psichiškai gniuždžiusi vaiką. Taip pat tikina, kad nenaudojo fizinio smurto prieš policijos pareigūnus, o tik gynėsi. Teisėja tvirtina nežeminusi Panevėžio miesto apylinkės teismo. Neva visa tiesa išaiškėtų, jei būtų paviešintas jos pasisakymas apie teismą ir mergaitės perdavimo motinai operacijos filmuota medžiaga. Dėl visų 5 kaltinimų yra video medžiaga, kurią turi ir antstoliai, ir prokuratūra. Tai dėl ko jinai yra nepateikiama? Tai aš tai manau vienintelis tikslas, kad nesant jokių įrodymų, man nepadarius jokių nusikaltimų, man ta teisinė neliečiamybė būtų panaikinta. Seimo laikinoji komisija kreipėsi į pareigūnus reikalaudama šios filmuotos medžiagos, tačiau generalinė prokuratūra pranešė, kad komisijai suteiks tik 2010 lapkritį užfiksuotą Venckienės pasisakymą apie Panevėžio teismą, o mergaitės perdavimo filmuotos medžiagos parlamentarai neišvys. Anot prokurorų, tai yra ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje yra neskelbtina informacija apie nepilnametį asmenį. Mus verčia būti teisėjais, tačiau daro viską, kad mes negautumėm video medžiagos, kuri galėtų būti kiekvienam žmogui suprantami argumentai, kas teisus, o kas neteisus. Komisija iki kito trečiadienio turi rekomenduoti Seimui ar naikinti Venckienės neliečiamybę, tačiau komisijos pirmininkas neatmeta, kad Seimo teks prašyti pratęsti darbo laiką. Medžiaga gali būti pateikiama per 28 dienas, praėjo tik tai berods 24 valandos nuo paklausimo, tačiau aš pridėjau tokį įrašą, kad taip skubu, kad suprastų tos tarnybos, kurios turi atsakyti, kad kuo greičiau atsakytų, kad komisijos baigtų savo darbą laiku. Į posėdį šiandien rinkosi ir visuomeninė komisija smurto aktų Garliavoje ištirti. Tačiau į šį posėdį netvyko nei vienas kviestas su mergaitės perdavimo operacija susijusios institucijos atstovas.